Taigi pirmasis failas kvadratas 200, aš tiesiog paspaudžiu, kad atsisiųsti ir man tiesiog tada atsisiunčia. Spaudžiu, kad atidarytų darbą ir jį atidaro. F4 atidaro projektų langą. Čia galima išskleisti ir pamatyti, kad yra 3 lygmenys, kaip galima sukurti procedūras. Yra projekto procedūra, yra lapas 1 procedūra ir vėžliuko procedūros gali būti. Atsidarau procedūrą kvadratas. Štai dabar jeigu parašysiu apačioje, kadangi tai yra procedūra, kuri kreipiasi į projektą, galim matyti kelią, tai joje aš galiu uždėti dvitaškius ir parašyti kraštinę, kad kreiptųsi ir reikėtų įrašyti kraštinės ilgį. Tai kai įrašau kvadratas, dabar man reikia nurodyti kraštinės ilgį ir tada man būtent nupiešia vėžliukas tokį kvadratą. Kas atsitinka, jeigu parašyčiau kvadratas? Paprašytų, kad įveščiau kraštinės ilgį. Ir tada nupiešia mažesnį. Taigi į šitą procedūrą galima kreiptis įvairiais būdais ir jinai yra pati didžiausia ir galingiausia. Jinai yra projekto procedūra. Aš galėčiau ištrinti šitą kraštinę dvitaškis ir vietoj pare čia įrašyti skaičių, pavyzdžiui, pare 100 ir būtų kvadratą visą laiką pieštų, kai rašyčiau kvadratas su 100 ilgio kraštinė. Ir nebereikėtų įrašinėti kraštinę. Tuoj pademonstruoju. Ir kai įvedu kvadratas, tuoj paspausiu VL, kad viską ištrintų. Pasirenku kvadratas ir man būtent nupiešia kvadratą, kurio kraštinės ilgis yra 100. Jei parašyčiau kvadratas 200, jisai nesupras, ką daryti su tais 200. Kodėl? Nes nėra papildoma kreipinio. Dvitaškis kraštinė, tai nurodoma, kad čia turėtų būti įrašomas kažkoks tai skaičius kintamasis, kitaip vadinant. Štai. Kai dabar įrašau kraštinę, aš dabar jau turėčiau įrašyti kraštinės ilgį 200 ir štai man dabar vėl piešia. Nusukopijuosiu procedūrą. Dabar padarysiu taip, kad paspaudęs mygtuką galėčiau suaktyvuoti vėžliuko piešimą, kad būtų piešiamas kvadratas. Taigi dabar pačioje lapas 1 dalyje, netokia galingoje procedūrų vietoje, jau mažiau, tik tai šiame lape veiks procedūra. Sukuriu kitą procedūrą, pavadinsiu lapas. Spaudžiu gerai. Ir čia piešim 155 kraštinės ilgį kvadratą. Arba padarykim 5 kampį. 5. Jeigu atsimenam, čia tada rašosi 360 padalinta iš 5. Jeigu 6 kampis, tada rašytųsi čia 6. Čia 6. Taigi, turiu parašęs procedūrą lapas, bet kaip dabar ją aktyvuoti? Aš jau ją turiu, jinai veikia tik tai šitame lape. Šitam lape jau antram nieko jinai neveiktų. Jinai veikia tik tai šiame puslapyje, šitame lange. Ir įsikviečiu mygtuką. Pavyzdžiui, pavadinsiu jį 155, nes toks kraštinės ilgis yra, bet arba 5 kampis galiu. 5 kampis ir padarysiu, kad būtų plotis ilgesnis.
mygtuko ir paspaudus kažkoks įvykis turi aktyvuotis. Nes dabar paspaudus mygtukas neveikia, nėra jokio įvykio aprašyta. Įvykius galime aprašyti šitam lange. Arba tiesiog pats paprasčiausias įvykis, kurį mokomės, yra čia, kad paspaudus reikėtų aktyvuoti. Tai aš dabar norėčiau aktyvuoti procedūrą, kuri vadinasi lapas 2. O, ne lapas 2, atsiprašau, pasižiūrim, kaip jinai vadinasi tą procedūrą. Jin vadinasi lapas, štai. Šita yra lapo procedūra. Tai kreipiuosi į procedūrą lapas, kad jinai aktyvuotųsi, o šita procedūra aktyvuota piešia penkiakampį. Štai nupieštas penkiakampis. Ir toliau, kad patį vėžliuką paspaudus, mes norėtume sukurti, pavadinsiu juda procedūrą. Ir septyniakampį padarysim, kurio kraštinės ilgis 30 padalinta iš 7 ir dar įrašysiu, kad eitų palengva lauk 10. Šiek tiek lėčiau, kad eitų, bet tikrai pakankamai greitai. Dabar paspaudus vėžliuką nejuda. Ką reikėtų parašyti? Reikėtų parašyti, kad spustelius kreiptųsi į procedūrą, kuri vadinasi juda. Tai dabar, kai spusteliu, štai man nupiešė septyniakampį. Aš galiu labai lengvai procedūrą keliauti per čia, paspaudęs 2 kartus. Padarysiu 50. Štai jau didesnė. Kai pailginau kraštinės ilgį, figūra gaunasi žymiai didesnė. Taigi, išvalome VVL, išvalo vėžliuko lauką. Kai paspaudžiu septyniakampis gaunasi, kai paspaudžiu, kad būtų penkiakampis, aktyvuoja procedūrą, kuri yra lape. Šita procedūra septyniakampė yra tik vėžliuke ir niekur kitur, tik vėžliukas turi šią galią. Į šitą procedūrą, kur lapas gali kreiptis kiti objektai. Pavyzdžiui, galiu taip padaryti, kad sukurti dar vieną vėžliuką. Pavyzdžiui, pakeisiu jo kaukę. Štai. Ir kai paspaudsim, bus laukas. Lapas. Lapas. Kreipsiuosi į procedūrą. Taigi dabar, kaip paspaudžiu, nes yra įvykis aprašytas vėžliukui spustelius, paleisk lapas. Ir kreipiasi į procedūrą, kuri aktyvi yra tik tai šiame lape. Ir štai ir šis vėžliukas taip pat gali nupiešti penkiakampį. Nes jam sukūrėme įvykį. Ir aišku, dar gali būti kvadratas, čia įrašyti kvadratas 222. Ir turėtume gauti kvadratą. Štai. Kodėl kitas nepiešė vėžliukas? Nes nėra jisai aktyvuotas, kad būtų aktyvus. Norėdami aktyvuoti, reikėtų parašyti komandą, kuri vadinasi dėmesio visi, VVL, išvalau ir dabar parašysiu kvadratas 22. Kadangi dėmesio visi, tai aktyvuojami visi vėžliukai. Ir tada jie nupiešia. Taigi, svarbiausia yra žinoti, kad galima sukurti mygtuką, kuris aktyvuoja vėžliuką. Galima padaryti, kad patį vėžliuką paspaudus, jis atlieka veiksmus ir jam priskirti vairiausius įvykius. Ir galima visam projektui sukurti procedūrą, kur galės visi objektai kreiptis, kad atliktų tam tikrus veiksmus, ką mes aprašysime procedūrose. Svarbiausia atminti, kad yra 3 lygmenys.